Aušo 1991 metų rugpjūčio 19 rytas. Dar nedaugelis Kaune, kaip ir visoje Lietuvoje, žinojo, kad prieš kelias valandas Sovietų Sąjungoje įvykdytas karinis perversmas ir griūvančios socialistinės šalies vairą į savo rankas paėmė GKČP 8. Kaustytais sovietų armijos kareivių batais raudonojo fašizmo baidyklė įslinko į bundantį miestą. Tarp 8 ir 9 valandos kariškių buvo užimti Sitkūnų radijo stotis, Juragių televizijos retransliacijos centras, radijo ir televizijos perdavimo centras Vaižganto gatvėje ir Kauno radijo ir televizijos redakcija. Liudija tą rytą joje budėjusi apsaugos skyriaus darbuotoja Olia Dargužienė. 20 atėjo, patikrino mane būrio vado pavaduotojas. Buvo labai ramu, tylu, valytoja vien atėjo. Dar pakalbėjome ir jis išėjo. Tai buvo 8:20. Ir tada jam išėjus atėjo statybininkas, kuris dažo fasadą čia. Aš jį įleidau, žmogus nuėjo persirengė į apačią, atėjo išėti į lauką, šalia sėsti su savo gražiais paredais į mano vietą. Aš atėjau greitai, pastačiau puoduką ir jį išleidau pro duris. O mūsų duris kaip darosi su tuo visų trenksmu, kol aš atidariau duris ir atėjau, va čia sustojau. Nu, išleidau žmogų, jis visas paišinas. Ir tą minutę jis laiptukais va išėjo pro duris žemyn, o desantininkų apie 20. Nes kai čia buvom su kastuvėliais ir atkūrė ant manęs. Ką sakė, kai įbėgo iš karto? Įbėgo pravierką. Ir man už rankos užlaužė, nes pamatė, kad turiu ginklą. Nuo pačio ryto karinė technika užblokuota Gedimino gatvė. Čia įsikūręs miesto karinis štabas. Kągi baisiausia, kai susidurė su melu. Štai Sitkūnų radijo stotyje nekviesti svečiai, o štai kariškis, tokia aukštą laipsnį turintis, sovietų armijos paprastininkis, nieko nežino. Dar kartą kartuoju, baisiausia, kai susidurė su melu. Dabar be 10 minučių 11 valandų. Sitkūnuose prie išlaužtų radijo stoties vartų susirinko būrelis liudininkų. Jonas Stanionis. Kada šiame buvo vartai uždaryti ir apie 9:05-9:04 maždaug tuo laiku, privažiavo mašina desantininkų, Uralas ar Zilas, nustambi mašina. Ir tada išlipo vienas karininkas prie vartų, vienų vartų, prie durų niekas neleido. Sako, atiduokit raktus nuo vartų, atrakinkit. Sakom, neturim raktų surant ir viskas. Gerai, sako, jeigu šitaip ir įsėdo į mašiną, automatą tik tai nusileido ir tiesiai per vartus ir nuvažiavo. O jeigu čia hunta banditai, reiškia, komunistiniai banditai, jeigu šitą savo padarė, tai čia labai trumpas reiškinys, reiškia, istorijos atgal pasuk neįmanoma. Ko gero, kad neįmanoma, reiškia, šitą gali mūsų išžudyti, reiškia, šitą surankyti, reiškia, šitą KGB-šnikai vietiniai ir taip toliau, bet kas yra atlikta. Na, o tarkim, ar nebijote represijos, kad bus, juk žinom, stalinizmo metu, kad jie labai kraupiai kovojo? Visko buvo. Mūsų tėvai, seneliai, šitai proseneliai kovojo. Nu tai tada jeigu bijosim represijų, tai ką, nurašyti Vytautą, nurašyti Kęstutį, nurašyti sausio 13 visus, nu tai kam jie dėjo galvas? Iš duonos pasidarydavo ražančius ir melsdavosi. Reiškia, ir enkavedistai šitą šaukdavo, kaip čia gali būti, kad lietuviai, reiškia, они все молятся и молятся. Они поют и поют. Reiškia, šitą juos veža į Sibirą, o они поют. Поют, ką поют? Marija, Marija. Apie 12 valandą miesto savivaldybėje įvyksta pirmasis neeilinis miesto vadovų posėdis. Klausėm, kodėl jie vis tik tai pastatė, kaip jie sakė, savo tokią apsaugą prie mūsų objektų. Tai jie pareiškia, kad tai yra ne mūsų objektai, tai yra Respublikos objektai ir jie gavę tokį nurodymą. Na ir gal apie veiksmus, ką tik įvyko neeilinis posėdis, tad kasgi nuspręsta to posėdžio metu? Kokiu veiksmu bus imtasi?
Nuspręsta sukviesti miesto įmonių vadovus ir įstaigų, su jais aptarti padėtį ir pasiruošti tolimesniems veiksmams. Na ir vyriausiam policijos komisarui klausimas. Štai praėjusį kartą po sausio įvykių ponas Liaudanskas, eks-komisaras, buvo kaltinamas, jog ekstremalioje situacijoje neišdavė ginklų. Tad kaipgi dabar policija yra pasiruošus šioje situacijoje? Aš priėmiau tokį sprendimą. Visiems darbuotojams visi sandėliai ištuštinti, ginklai išduoti kiekvienam. Ir mes vykdysim savo pareigas, kaip priklauso valdų priesaika. Nutyla nepriklausomas Lietuvos radijas. Miestas lieka be informacijos. Laimiai dar veikia laidinis radio ryšys. Miesto savivaldybėje skubiai rengiama radio studija. Darbui pogrindžio sąlygomis ruošiasi Technologijos universiteto trumpabangininkai. Studentų miestelėje esanti keistų Kreis House pavadinimu radio stotis. Kiti entuziastai. Kalba Kauno radijas. Kalba Kauno radijas. Iš savivaldybėje įrengtos radio studijos jau skelbiama informacija kauniečiams. Prie mikrofono žurnalistė Jolanta Šarpnickienė. Nuo ryto, sužinojus apie nakties įvykius Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje, Kauno miesto savivaldybėje įvyko neeilinis miesto tarybos prezidiumo posėdis. Tuo pačiu metu miesto valdybos ir tarybos nariai kalbėjosi su Sovietų armijos Kauno įgulos atstovais. Kariškiai sakėsi, kad konkrečių nurodymų dėl tolimesnės veiklos neturi, artimiausiu metu, jei padėtis nepasikeis, patruliuoti miesto gatvėse su karinė technika nežadama. Jokių įgaliojimų ar nurodymų iš savo vadovybės neturi. Tačiau paklausus, kodėl užėmė televizijos pastatus, pripažino, kad komanda tai padaryti buvo duota. 12 valandą Kauno įgulos atstovai atvyko į Krašto apsaugos departamento Kauno skyriaus komendantūrą. Komendantūros vadovai ir darbuotojai buvo spėję pasišalinti. Su kariškiais kalbėjosi budintis, kuris garantavo, kad pastate ginklų nėra. Apžiūrėję patalpas, kariškiai pasišalino, bet garantijų, kad pastatas bus užimtas, nedavė. Apie 13 valandą Sovietų armijos desantininkai pasirodo prie Kauno telefono ir telegrafo stoties. Būtent ši įmonė užtikrina laidinio radio transliaciją iš Vilniaus. Su Viliukais porą mašinų. Ar jūs matėt? Tai ką 6 buvo pilna mašina pakrauta. Tai jie sustojo ir tada... Jie čia pristabdė ir po to va ten mašinų buvo daug susikaupę, išvažiuoti negalėjo, tai ten išvietė farmą, po to praleido ir nuvažiavo. Tos pačios dienos vakarą aušros spaustuvėje spausdinamas bendras Kauno tiesos ir Kauno laiko laikraštis Laisvasis Kaunas. Jau tą patį vakarą kauniečiai jį gali įsigyti savivaldybės aikštėje. 6 valandą ryto. Atrodo, jie nuvažiuoja. Rugpjūčio 20. Visą naktį iki 6 valandos ryto ant Kauno tiltų vyksta karinis patruliavimas. Išvažiuoti iš miesto draudžiama. Tikrinamos visos įvažiuojančios į miestą automašinos. O tai autografas ant grindinio ateičiai. Dešimta valanda. Kauno radio ir televizijos žurnalistai susirenka Vytauto didžiojo universiteto rūmuose. Tariamasi, kaip sudaryti grupę, kuri vežiotų videokasetes iš Vilniaus į Kauną. Kiti klausimai. Jų daugiau negu atsakymų. Direktorius Raimundas Šeštakauskas situaciją palygina su atominės bombos sprogimu. Pavyzdžiui, žmonės ateina, mes taip ir savęs leidžiam, kad ateitė ten ir buvo gali matyti. Tada aš gal, Feliksai, manau, kad priemonė bus gera, jeigu pastatysim televiziją, žiūrėsim, sakysim, Maskvą. Kokį televizorių, pavyzdžiui, vitrino išstatyti su videoku? Pusiaudienį prie savivaldybės įvyksta kauniečių mitingas. Vėl skamba šventas Lietuvos vardas, o į kauniečius kreipiasi Kauno karinės įgulos atstovas papulkininkis Sanikov.
Поддерживаете вы Ельцина или нет? Докит Калибек. Рассказать вам о позиции командования гарнизона. Galbūt ne tiek, kiek turėtų susirinkti, nors nemažai susirinko. Ačiū Jums. Štai ir kariškio skelbta demokratija. Dar jam kalbant, mitingo dalyvius apsupa kelios ginkluotų desantininkų eilės. Ištverti visi skersgatviai ir praėjimai į Laisvės alėją. Po šio mitingo Filharmonijos salėje susirinka miesto tarybos deputatai. Ir čia klausimų daugiau negu atsakymų. Departamento Kauno darbuotojams liudija savanorių rinktinės vadas Vitalijus Straleckas. Pasivyksta, nežinau, bet kas jie buvo atvažiavę sovietinės kariuomenės kariškiai ir pareiškė, kad 17 valandą šiandien bus užimta komendatūra. Tai va, taip jie pareiškė, o mes norėjom su vyrais ginti tą pastatą, ginklų, bet buvo paskambinta vyriausybė į Vilnių, vyriausybė atsakė. Žmonės šluotė šluoja maisto parduotuvės. Vienam gyventojui parduodamas tik vienas kepaliukas duonos, kalba valstybinės įmonės Kauno duona meistrė Gražina Vitkauskienė. Parą kepa maždaug 30 tonų daugiau Kauno duonos. Ir kaip Jūs manot, kodėl taip yra? Aš manau, kad žmonės turbūt kaupėsi atsargas, nes taip niekad nebūdavo, kad tiek suvalgytų duonos. Klinikinėje ligoninėje įrengtas ypatingos situacijos štabas, kalba jo narys Mindaugas Andriukaitis. Situacija yra parengta tam tikras sąrašas, kaip vadinamas, kas po ko eina ir kaip elgiasi. Tai galima pradėti, kad nuo to, jeigu bus esant ryšių, telefoninių ryšių, vienas atvejis kaip elgtis ir kitas atvejis, jeigu nebus to telefoninio ryšio. Ir kitas atvejis, jeigu tai įvyks naktį ar jau tokio vėlesnį laiką ir atvejis, kaip jau bus visi darbo vietos. Ultimatumą iš kariškių gauna ir Šaulių sąjungos Kauno skyrius. Patalpos užrakinamos ir užantspauduojamos. Va, štai matot. Žurnalas Trimitas, durys užrakytas ir dar plakatas. Pasidavėm geruoju, taip pavadinga. Aš nematau jo darbo rezultatų. Nematau nei vieno išleisto ekspres lapelio su informacija. Tai yra, paprasčiausiai dirbam amatininkų sąlygom. Tai yra, aš sėdžiu prie radijos, ką gaunu iš telefonų, viskas. Visų pirma, jūsų krūva žurnalistų yra išvaryta. Kaip sakyti, be darbo yra visų kitų redakcijų, iš esmės dubliuojam, netgi ir tokia, ką šiandien atleidžia spausti. Tai yra, ant kiek yra, reiškia, apkrautos mašinos, ant kiek yra, reiškia, apkrautos pajėgumai. Ar kyla klausimas, ar, pavyzdžiui, šiandien bus naktinė pamaina, pavyzdžiui, konkrečiai raidės spausti, ar nebus. Ar jie, sakykime, 6 valandą baigs darbą ir išeis namo. Trečia perversmo diena. Televizija ir radijas išskyrus laidinį tyli. Ir informacijos badą žmonės malšina skaitydami teletaifo informacijas prie miestų savivaldybės. Įvykiai išvysto neregėtą greitį. Į miesto tarybą paskambinę Sovietų sąjungos ginkluotojų pajėgų oro desantinės kariuomenės vyriausiojo vado pavaduotojas generolas leitenantas Osvaldas Pikauskas praneša, kad 17 valandą bus sugrąžinti visi užgrobti objektai. Maskvoje demokratai jau švenčia pergalę. Pučo organizatoriai bando patekti pas Sovietų sąjungos prezidentą. Tai jau pergalė.
нормально. Все рады, что отсюда уходим, и что так нормально все кончилось. Что не нужна наша помощь. Да, что наша помощь. Обошлись без нас, все нормально. Мирный путь самое главное. Самое главное, что все без крови. Без крови. Kauno radio ir televizijos redakcijos apsaugos skyriaus budintysis Arūnas Palaitis. Jie buvo gana mandagus ir palaikė idealią tvarką mūsų redakcijoje. Ryte jų buvo išstatytas antram aukšte narelis, išskirstyti žmonės, paskirstyti, kam priklausė, sutvarkyti redakciją, iššluoti, sutvarkyti ir tualetą, ir kėdės, ir stalus, kad būtų ideali tvarka. Kažkur iš dalies tai... Na ir mintis apmąstymų. Aplaidumas ir kaltė. Kauno radio ir televizijos perdavimo centro direktoriaus pavaduotojas Gintautas Tamulis, Juragių radio ir televizijos perdavimo stoties inžinierius Albinas Černevičius ir Sitkūnų radio stoties viršininkas Lionginas Uknevičius. Tai per tiek laiko tai galėjo būti kaip sausio 13, ar tų žmonių daugiau ir pasiruošta geriau ir... Beje, o jeigu, atsiprašau, kad aš pertraukiu, jeigu prisimenant sausio 13, tai puikiai atsimenant, kartu buvom, kad tuomet taip pat nebuvo pasiruošta, tai irgi galime konstatuoti. Nu, bet vis tiek ten kažkaip geriau. Kažkaip geriau. Viskas geriau. Šį kartą labai buvo viskas taip netikėtai ir tiek žmonių visiškai nebuvo. Nu, liudininkų praktiškai tai nieko nebuvo. Aš norėčiau pasakyti dėl gynybos. Pavyzdžiui, vyriausybės pozicija šiuo atžvilgiu tikrai buvo teisinga. Nes pridavimo metu išaiškėjo, kai atidavinėjo jau kariškiai mums televizijos stotį, išaiškėjo, kad mus ėmė visi Afganistano karą praėję karininkai. Ir jiem nušaut žmogų nužudyti yra juokas. Jie patys taip kalbėjo, ciniškai išnekėjo. Kareiviai visai kas kita. Su kareiviais visai buvo bendra kalba. Aš jiem, pavyzdžiui, užėmusi kokią valandą, politinę valandėlę, pravedžiau Landsbergio kalbą, rusų kalbą išklausė, jie iš mūsų sužinojo, kur jie dalyvauja, kad tai yra perversmas, kad ir Jelcino, kad Rusijos televizija nėra šiandien, jie buvo labai nustebę visi. Ir mes valandą laiko maždaug tikrai galėjom dar ir siųstuvus išderinti, jie buvo labai gerai mūsų atsinešė. Nu, bendrai kolektyvas mūsų oriai laikėsi, jie nepamatė iš mūsų baimės nieko. Jūs minėjote, kad jokių ryšių neturėjote ir jokių nei instrukcijų, nei nurodymų. Bet gal kiek išsamiau? Aš žiūriu, čia daugiausiai šneku, bet aš norėčiau pasakyti, kas teisybė, tai mūsų tos valdžios struktūros jų nesijautė, absoliučiai nesijautė. Mes darėm, ką darėm, mes darėm savo iniciatyvą. Mes darėm ir iš to užkrėsti, ką žinojom, visausio įvykių metu, ką darė mūsų broliai. Pasigėdo žurnalistų darbo, konkretaus pridavinėjant, dokumentikos neliks mums, ateičiai neliks. Mes nematysim kolaborantų veidų, nežinosim jų pavardžių, nesužinos tėviškėse jų motinos, nesužinos, ką jie čia atliko. Nors ir vadovavimo ir nebuvo, buvo vis tik pasakyti tai, kad per, žinoma, iš kolaborantų išgirdus, kad kaip paduoti respublikinį kanalą į Kauną, buvo susigaudyta, ką jie nori padaryti, suprasti jų tikslai ir jūs tikėsit, nepatikėsit, per pusę dienos buvo išardyta relinės stotis, 2 netgi. Kolaborantams jie galėjo, kaip sakant, šiek tiek dirbti, o pirma, antra sąjunginės programos praėjo mūsų kontroliuojamos. Norim duodam, norim neduodam šitokio kontrolę. Paskui jau jie pradėjo užiminėti kitas stotis, tačiau aš įsivaizduoju, kad toks skaičius kolaborantų tikrai jis yra nedidelis. Jiem Respublikos ir radio, ir televizijos tinklos atiduoti neįmanoma. Maža tauta, bet vis tiek išliks. O čia tie banditai tik gyvuliuoja. Čia yra jie vykdytojai, vargšai. Čia yra trumpalaikis reiškinys.